O dabar pradedam. Taip, tai dabar nuleidžiu šitą. Matai mane? Matau. Tai aš va mintų tokią programėlę, va šitą va, kur su šitais, čia yra visai paprasta programėlė, kuri leidžia išjungti, paleisti iš naujo, atsijungti ir užrakinti. Tai va šitą pasirinkau. Man jį labai patinka, nes kartais būna, kad neina uždaryti šito, kažkoks bagas būna ir neleidžia uždaryti šito kompo, tai kartais su šito išjungiu. Tai dar gali mygtuką nusistatyti, ta prasme, kad klausti, ką daryti energijos vartojime, ne? Aha. Kad nustatyt, va, pavyzdžiui, kad iššokt, klausti, ką daryti, tai kai paspaudi mygtuką, tai tada iššoka išjungti, atsijungti ir aš visą laiką Ir šitą. dabar kitą pasirinkau, tai šitą su mėnuliu, kaip ten, Mėnulio fazės, jokio tako ir jo, žiūrėjom. moon phase. Jeigu Tai yra skambinat irgi žinutę, tokia programėlė, rodo datą, dienos, savaitės dienas, mėnesį ir ant šito kampo kažkodėl, nežinau, nerašo kokia fazė yra, tik tai parašyta nėra ir parodytas šitas, kokia fazė atrodo, kaip atrodo mėnulis. tai gal iš API nepaimta, ta prasme, kai kurie deskletai, kad juos atsisinčia, reikalauja API pridėti, ta prasme, kažkokį yra open Kažko, better. nežinau kodėl, bet, pavyzdžiui, ant laptopo rodo, žinai, rašo ten kokia fazė yra, o ant seno kompo Ai, tai neleidžia. laptopas, ta prasme, prijungtas prie Wi-Fi turbūt, tai dėl to įrodo. Ai, tai čia reikia prie Wi-Fi prijungta, ne? Nu, kad tavo buvimo vietą pagal Wi-Fi rastų, pagal mobilio Ai, interneto supratau, stotis. supratau. Tačiau pristatėjai. Tai reikia ištrauktą laidą interneto ir prijungti su Wi-Fi, mane. Aha, pabandyk, turėtų veikti. O jeigu neištraukus neina padaryta, kad prie Wi-Fi prisijungtų. Galima padaryti, prasme, irgi. Galim. Vienu metu galima ir prie laido, ir prie, bet man atrodo, kad ne taip kaip telefonas, kad renkasi stipresnį ryšį, bet prašys pasirinkti paskui kurį ar nuo laido ar nuo. Čia va kaip tik irgi yra dar vienas deskletas, va, šitas gyva Wi-Fi linkas. Tai jeigu ant jo paspaudus, turėtų prisijungti turbūt, ne? Nu, aš tai naudoju tuos defaultinius deskletus dažniausiai, nes kur būna tuose panelėse visuose, nu, kur nereikia instaliuoti, kur iš karto būna pagal defaultą. O pavyzdžiui, dabar yra deskletas šitas, nu, ne deskletas, bet apletas, gal reikėtų šitaip sakyti, nes tam meniu, kur būna toj paneliai, kad Nvidios, ta prasme, kadangi čia šito kompiuterio yra Nvidios plokštė. Tarp kitko, dar žiūrėjau apie šitą Steamos, tai reikia kompo su AMD GPU. Ne su Nvidia GPU, bet su AMD GPU. Tai pas mane ant seno Nvidia yra, o ant laptopo AMD. A, tai gerai tada, tai tada jokių problemų. O techninius aspektus analizavai tų apletų, ar tik deskletų, ar tik tai šitą. Neanalizavau kažkaip. Dabar aš net nežinau, kaip dabar įeiti į jų šitą kodą patį. Tai šitą jo per šitą, config, jo. Per My Computerą, ne? Per kompiuterį jo šitą, tada susirandi savo asmeninę aplanką, tada rodyti paslėptus failus config cinnamon desklet. Čia dabar bandau prisijungti gal.
Prie ko bandai prisijungti? Prie ausinių? Prie Wi-Fi. Ai, prie Wi-Fi. Mm. Nu, žinai, daug kas gali būti pasikeitę, o pavyzdžiui, šitas laptopas gali turėti savį modulį, kuris gali leisti sakyti jo vietą, pavyzdžiui, o šitas desktopas gali būti, kad neturi tokio modulio. Daug tokių variantų gali būti. O kažkaip varnelė užsidėjo. Pakavo, ne? Nežinau, turbūt. Visi jungta rašo. Bet vis tiek nerodo šito. Tai sakau, gali būti, kad laptopas turi modulį savį, ta prasme, kad ant Wi-Fi kortos, kad rodo vietą ir taip toliau. Reikia atsiminti, kad gal kažkada buvo premium klasės tas kompas, desktopas, bet kad jis senėja su metais. Jo, tai aš turbūt todėl neprijungia. Kaip su Spotify ar tuo, kur neleido. Jo. Nu, žinai jau, kiek jam man, tuoj bus 20 metų. Tai Už galėsi 3 metų bus 20 metų. Galėsi švęsti jubiliejų. Tik Jo. nežinau, Kai bus 18 metų, galės paragauti degtinės. Ne, tai dabar pas mus nuo 20. Dabar jau Lietuvoje nuo 20. Latvijoje irgi. O ne? Jo, tai dar teks palaukti. Jo. Tai, nu, žodžiu, techninių aspektų, kaip supratau, nenagrinėjai, tai pasinagrinėjai kitą kartą, bus papildomas namų darbas techninius. Jo, žinau, gerai. Tai dabar darysim tavo pamoką, ne? Tai dabar dar ne viską Ai, pristatyti. dar tiesa šitos, jo, kaip jį per WordPress'ą. Aha. Čia jau pažiūrėsim, kaip tavo šriftų išmanimas, kaip tarpai tarp žodžių ir taip toliau, kerningas. Nu. Tai dabar komentai. Tai pirmiausia, Xampa. Taip, pirmiausia. Bet Xampo neveiks, ne? Ne. Jis net nežinos, kad yra localhostas be Xampo. Jau pasiklydo aš pas save. Pasiklydai? Aha. Tiek čia visko pridėta, kad... Ar į mokslą? Pasitaiko, aš irgi pasiklystu pas save tarp failų. Jolab, kai turiu šitus kompe, 2 diskus ant vieno kompo, SSD ir SSD, ir paskui dar turiu 2 diskus, taip prijungiamus. Tik kad turėjau tą kompą, kur all in one PC, tai jisai man užrakino vieną diską, padarė jį tik tai read only. A ne? Jo, tai dabar, nu, aš galiu susitaisyti, bet nenoriu rizikuoti failais, tai... Ai, va, radau, kaip Xampa paleist.
Tarp kitko, inovacija dabar Windows 11, kas atsinaujino į naujausią versiją, negali prisijungti prie Windows 11, nes dingsta prisijungimo langas tas. Nu, Ne? laukelis, kur slaptažodį įvesti jo. Microsoftas... Pasirodo, reikia tarpą palikti, nes buvau, pirmai bandžiau prisijungti, neleido. Tai tu Be tarpo. Aš kažkaip, kaip bandėm, tai tada tarpą tryniau, tai... Bet kažkaip tada prisijungiam. Aš irgi įsitrynęs tarpą, bet pasirodo, čia reikia, turim būti tarpas. Nu, Nes supratau. taip rodo, kad neranda nieko. O pasileidžia tiesiog įvedus tą trečią komandą. Jo, pasileidžia. Tai tada į antrą gali nekreipdėmis. Šiaip informatikos egzamine būna 4 klausimai su atviru kodu, bet per ABCD tai dabar nežinau. Pabandysiu surasti video į tą laiką, kol tu čia ieškai parodymui. Kažkaip nerandu, bet aš turėjau tikrai. Reklamos gal? Ne. Va, dabar mano CV, tik tai aš dar kol kas nuotraukos nepadariau dar. Nu, ten daug darbo, žinai, jeigu taip meniškai padaryti viską. Nu, tai gali neskubėti, bet tą jau tą bent jau pagrindą parodį, ką jau tada. Jo, va. Nematau. Mano, matai? Nematau. Ai, nematai? Nematau. Nu, palauk. Dabar, kur čia tas? Su WordPressu, ta prasme, šitą gali bandyti paskui, kai pramoksi su tuo CV kitą kokį projektą susigalvoti jau savo. Kauptos projektus arba video pasidaryti, arba šitą, ekraną nusifilmuoti. Arba aš galėsiu nufilmuoti. Ir šitą paskui reklamuotis, kad darai kokias WordPresso svetainės ar dar ką nors. Ir dabar jau matau ekraną. Va, matai? Matau, jo, taip, dabar žiūriu. Aš čia daug šiftų nekaitaliojau nuo šitą patį principą. Jo, paprastą. Žiūrim, tai mano CV, taip, leidžiam žemyn dabar. Matai? Matau. Nu ir visai neblogai tokia paprasta svetainė. Ir dar parodysiu šitą savo portfolio susikūriau. O, tai jeigu portfolio sugebėjai susikurti, čia jau labai gerai. Pagirimas. Va. Čia pirmas mano darbas. Čia piešta su kuo? Tai čia parašiau, palauk, kur čia, ne, palauk, Vatmanas gelinis tušinukas. Ai, supratau, jo, tas toksai popierius specialiai skirtas.
galvoju kada nors padaryti ant drobės perkelt. Bet ta prasme nesuspaudintuvų, bet su rapitografu. Ne, tai turėtų būti labai įdomu. Jo. Turėtų tikrai būti labai Nes įdomu. popierius tai labai neilgai laikosi, jis ten sudūlėja visas. Tai jo, žiūriu, kad tu turi tokių grafinių dabar sugebėjimų, matau, ir pas tave tas ornamentas toks atsikartoja, visur jau matosi, kad jau tavo stilius jau iš 3 šitų paveiksliukų, kad... Jo. Toliau, čia irgi toliau dar einu. Ciklas 4 gamtos stichijos ugnis, vanduo, žemė ir oras, senovės baltų simbolika, drobė, akriliniai dažai. Ugnis, senovės baltų simbolika. Ugnis apvalo žemę ir sunaikina visą, kas yra gyva. Vanduo nuplauna pelenus ir taip pamaitindama žemę. Žemė Ai, toksai ciklas gaunasi, jo. sunkių žmogaus rankų ir gyvulio darbo išaugina derlių. Vėjas išdžiovina augalų likučius ir žaibo pavidalu įžiebia ugnį. Ir Taigi gaunasi matoma toksai nepertraukiamą gamtos stichijų ir metų laikų ciklą, Jo, metai iš metų ateinant iš gilios senovės. Ir čia šitie visi darbai dabar, žinai, kur yra, draugas gyvena Slovakijoje, tai jis pasikabinęs pas save ant sienų šitos darbus, va tokia tvarka, kaip čia padariau. Nu, tai tada jau tu tarptautinis menininkas. Jo. Ir dar paskui čia va dar mamos šitą draugė paprašė, kad nutapyčiau jam arklį, kad arklių metais jos sūnus gimęs. Tai aš net tokį, kaip poeziją sukūriau, va. Dievas turi 4 arklius, pirmas pašėlęs karšto būdo su žydra debesuota, kartais gaivia širdimi, antras tingus ir svajingas arklys, mėgstantis pamiegoti mėnulio centre. Trečias, tai čia vasara ir žiema. Trečias budinantis miegančią žemę visuomet metai iš metų. Ir ketvirtas svajingai žvilgsniu palygintis išskrenčius paukščius. Tai yra pavasaris ir ruduo. Ir čia dar angliškai šitą eilėraštį parašiau. Ai, tai išvertei pažodžiui, ar šitą darei tą... Išvedžiau jo pažodžiui. Ai, tai biški negerai šitaip daryti, ta prasme, pažodžiui versti. Iš tikrųjų, jeigu nori... Ne, ta prasme, aš ta prasme verčiau ne tai, kad pažodžiui, bet į anglų kalbą čia, gaunasi vis tiek kažkaip kitaip, žinai, biški, vis tiek kitaip skamba. Jo, taip, tikrai gaunasi kitaip visas. Šiaip iš tikrųjų, jeigu gerai išverstas eilėraštis, tai gaunasi 2 atskiri eilėraščiai. Tas originalo kalba ir antras. Jo. Aš buvau išvertęs į rusų, anglų kalbą, tai buvau 3 vertimus padaręs, bet aš dabar neatsimenu, kur jie yra. Buvo senam kietam disketą įsitrynė, tai aš paskui tą kietą diską nešiau pas meistrus į Kauną, žinai, man viską išėmė, bet taip išėjo, kad dabar jis per didelės apimties kietasis diskas, 6 terabaitų, tai nerodo pas mane kažkodėl ant kompiuterio. Tai čia nuo motininės priklauso, tai ne nuo operacinės sistemos. Kiek motininė palaiko? Nepalaiko motininė, ne? Jo, reikia kitos motininės plokštės. Tai gal laiku bėgant įsigysiu ir naują desktop kompą. Tai jo, svarbiausia tik tiek, kad neišmesk to disko, nes vis tiek ten, man irgi buvę tokių dalykų, kad pavyzdžiui per Windowsus nerodė kai kurių failų, per Linuxus rodė kai kuriuos failus ir atvirkščiai, per Linuxus kai kurių failų nerodė, per Windowsus kai kuriuos rodė, man irgi yra tai buvę. Kaip įsisprendžiau, tiesiog kitą kompą pasiėmiau viskas. Žiūriu, kad tu čia labai pasistengiai su portfolio, tai čia jau labai pasistengti. Jo. Dar kažkur turėtų būti ir
ketvirtas darbas būt, bet neranda šitą, aš šitą paskaipę palauk, šitą Birštone, šitą kaip jie dailės mokytoja, palauk, kaip jie palauk. Kučiauskienė, Kučinskienė, Kučiauskienė, kažkas tokio. Jo, Kučiauskinė. Tai va jį neranda, kur padėjo, žinai, tą darbą. Tai jo, dar tik metai. Ten irgi su geliniu tušinuku ant Batmano piešti. Tai jo, žiūriu, kad čia labai daug darbo. Čia praktiškai būdavo, va, šitą va, kada pradėjau, tai praktiškai kasdien dirbdavau, tai nuo vasario 26 iki balandžio 29 pirmą dirbau. Diena iš dienom varydavau čia. Jo, ir tas pas tavę iš karto matosi tie visi ornamentai, atskirimai, perėjimai tokie, aš jau matau tavo stiliaus braižą tą tokį. Jo. Tai tiek su darbais, manau. Tai matau, portfolio tai tikrai pasistengiai. CV ten yra tobulintų dalykų, bet CV darai tik tai tam, kad... Tai o kaip pačiam patiko WordPress'as, nepatiko WordPress'as? Patiko, jo, patiko. Tai ta prasme, tai tada galiu papasakoti apie hostingą ir šitus, kad ta prasme, kai šitą darai per hostingą WordPress'ą, tai tada nereikia jo kiekvieną kartą iš naujo atidarinėti per Xampą. Iš karto tiesiog įvedi svetainės adresą, tarkim, kaip dabar mes Andriaus stogą įvestume, pavyzdžiui, ir parašai VP admin ir prisijungi. Gal tu pradėk dalintis, nes aš jau kaip ir viską padariau. Jo, pamiršau dalintis ekranu, tu. O gali tu dalintis irgi? Jo. Tik tiek, kad nežinau, ar dabar rodo, kad dalinuosi ar ne, nes rodo, kad jūs dalinatės ekrano vaizdu, o nežinau, ką rodo. Palauk, dabar tuoj prisijungsiu. Tau tam pačiam Jitsi turi rodyti, nereikia niekur prisijungti. Va, dabar matau tau. Tai va, tai šitą... kiekvieną kartą nereikia per Xampą prisijunginėti, bet kiekvieną kartą reikia prisijungti per VP adminą. Ir per hostingą, ta prasme, parodysiu, kaip hostingas atrodo, jeigu dabar aš turiu slaptažodžių susivedęs. Nes neatsimenu, ar ant šito kompiuterio turiu slaptažodžių susivedęs, turiu. Tuoj. Kodas, taip. Tai yra, ta prasme, tokia tęsti. C panelė. Visi jie turi ta prasme, visi tavo, matai, va, kur esi nusipirkęs domenus. Domenas tai yra tas adresas. Šitas. Tai tu juos gali valdyti ir jiems gali nusipirkti hostingą ir domenas, yra tiesiog svetainės tas adresas. Ir tu gali hostingą atskirai nusipirkti, pagerinti planą, pratęs galiojimą ir jisai turi savo serverio valdymą. Tai tą vadinamą tokią cPanel. Ir ji daugmaž visuose, kokius providerį tą hostingo pasirinksi, jis daugmaž panaši visuose yra. Tai čia gali valdyti domenus, ta prasme prisidėti iki 15, man atrodo, nežinau, priklauso nuo to, koks planas. Gali ant vieno hostingo kelis domenus turėti, kelis hostingus gali turėti. Tada gali po failus naršyti ir matyti, kokie failai yra. Čia kaip panašiai kaip ant kompiuterio ant kietojo disko, ne? Jo. Ir keist gali ir ta prasme, ir iš tikrųjų, jeigu tu pasidarytum, būtum labai suinteresuotas, pasidarytum tą savo portfolio, tai tu gali jį migruoti iš šito
iš Xampo į, nu, į tokį, kaip tu sakai, į debesinį kietąjį diską. Ir tada Mhm. visi matys tą tavo portfoliją. Mhm. Bet tik tiek, kad hostingas ir domenas dažniausiai kainuoja pinigus. Kiek kainuoja? Priklausomai nuo plano yra įvairių planų, gali kainuoti ir 100 eurų, ir 200 eurų, ir, o pavyzdžiui, domenas Mhm. 10 eurų mėnesį kainuoja. O kodėl taip pigiai? Čia nepigiai, čia brangiai. Nu, čia Ai, čia domenas. ai, čia mėnesio, ne? Jo, čia Jo, mėnesį. Ir jo, gaunasi, tai... va, pavyzdžiui, čia dabar planas yra VP15, tai galima turėti 15 svetainių. Ir Mhm. pavyzdžiui, mes čia dabar kada irgi tvarkėm PHP ant, kur čia tas mūsų PHP? Va, matau. PHP apačioje, va. Čia, PHP, select PHP versijon. Apačioje. ne, Va, šitam. šitas, Select, ne, aukščiau biški. Va, tuoj. čia. Va, PHP select, PHP versijon. Versija, jo. Tai čia PHP versija ir ta prasme, ir kai kurios svetainės kartais reikalauja modulių. Ir kartais žmonės nežino, kur tos modulius gaut. Tai eini tavo PHP selektorių ir įsirenki, va, pavyzdžiui, dabar mes kai darėm svetainę, tai mums reikėjo į Magic įjungti, nes ta prasme rodė, kad negalima be į Magic. Tai čia visos tos, jų visų įjungti neapsimoka, nes kuo daugiau sujungsi, tuo lengviau, ta prasme, tavo svetainė, nu, darosi sunkesnė, pučiasi ir tuo lengviau ją paskui įsilaužti. Ane? Jo, tai įjungi tik tai tuos modulius, kurie reikalingi, kad jinai neįsipūstų pirmiausia tiek, kiek. Mhm. Tai čia, Ar tiesiog va prireikus gali įjungti tuos pačius, ane? nu, tai pagal defaultą būna įjungti, o tų, kur trūksta, tai tada įsijungi, paprastai rodo pats, ta Ar prasme. paskui automatiškai, jeigu perkrauni Nereikia vėl tuos perkraut. pačius... Nereikia perkrauti. Ne, bet to prasme, jeigu dar kartą prisijungi, tai tada veikia tie, kurie Įjungti. įjungti, ne? Jau Jo, tas, kurį panaudojai ir tau neįsijungi. nebereikia, jis automatiškai būna paslėptas, ne? Nu jo, neįsijunginėja, jie tiesiog įjungia ir palikai. O pavyzdžiui, dabar jeigu aš prisijungsiu prie Sailorus, Mhm. neturėtų leist, nes neįvedžiau slaptažodžio. Nu, ne slaptažodžio, bet šito prove you human. A. Tuoj. Mhm. O, pakeitė kažkas? Negali būti. Pas mane biški internetas taip šokinėja greitis, tai dabar 82%, tai gali būti, kad biški ilgiau suksis. Mhm. Va, prisijungia ir ta prasme ir yra visokių pluginų, jeigu nori pasidaryti parduotuvę, o dabar Dokanas yra, WooCommerce'as yra, WordPress'e visokių pluginų yra, bet ta prasme dashboard'e rodo visas klaidas, o pavyzdžiui, kad tavo PHP versija per sena rodo, pavyzdžiui, gali parodyti, kad atsinaujink PHP, va dabar rodo, kad atkreipkite dėmesį, kad į 4 dalykus jūsų svetainiai. Tuoj pažiūrėsim, kokie tie 4 dalykai, kai užkraus. Va, kad reikia išjungti nenaudojamus pluginus, išjungti nenaudojamas temas ir jas ištrint, tada eventus pasižiūrėti, ar ne per ilgai kraunasi svetainė ir catch'ą pasižiūrėti, ar ne per ilgai kraunasi svetainė. Šiaip tai man jinai pakankamai ilgai kraunasi, bet... Daug duomenų? Nu, nedaug duomenų, va čia va rodo kiek duomenų, 715 megabaitų. Mhm. Tai šitas yra surištas su šitu, ta prasme, C panelėje kartais, jeigu kas nors neveikia, nu, pavyzdžiui, rodo klaidą, tai galima eiti į C panelę ir susitvarkyti. Nu, nebūtinai C panelė yra, čia ir daugiau visokių, nu, bet iš esmės, kad prisijungi prie C panelės ir susitvarkai.
Ir peradresavimą, ta prasme, jeigu pirkai pas vieną tiekėją domeną ir hostingą, tai gali pas kitą tiekėją nukreipti ir taip toliau. Nereikia visą laiką būti prie vieno prisirišusio. Tik tiek, kad mes naudojam domenai dažniausiai, nes paprasčiausias valdymas ir nereikia taip sukt galvos, ta prasme, ir suportas labai geras. Tik tiek, kad suporto esmė pas juos, jeigu parašai, kad pats kaltas maždaug. Kad tai yra labai daug pluginų WordPress'ui ir labai daug temų. Ne tik, kad šitą paprastą tą gali susidėti svetainę, kaip tu pasidarei su portfolio ir pavyzdžiui dabar to, ko negaliu parodyti per Browse Project, nes nepaspaudžiau Launch Store, tai va šitai, va dabar kaip atrodo tas jo pirminis langas. Ir tai, kai rodžiau, kai eini atsijungęs, tai tiesiog rodo, tai parodysiu. Great things are on the horizon, kažką tokio. Tai va, dabar atsijungiam, dabar prieinam. Tai vienas vaizdas, ką mato kitas žmogus prisijungęs ir dabar va, ką matytų žmogus prisijungęs, kuris neturi registruotos paskyros parduotuvėje. Kad will be launching soon, kad ta prasme nebūtų tų tokių nupirkimų, kur nedabaigtų, kad nebaigta parduotuvė ir kad nepirktų žmonės. Jeigu turi klausimų apie WordPress'ą, tai gali klausti. O dabar WordPress'e daug šitų šriftų yra. Nu tai, visi šriftai priklausomai nuo temos, kiekviena tema savo turi, o šiaip tai visi tie šriftai, tai jo, daug jų yra. Kursyvas yra kažkur? Yra, Ctrl-I užtenka paspausti, nebūtina. Ctrl-B, jeigu nori, kad būtų šitas boldas, nu, paryškintas, Ctrl-I, jeigu nori, kad būtų kursyvas ir taip toliau. Galim pažiūrėti, kokį postą parašytą, toj pažiūrėsim. Ne, postų nėra, pas mus tik tai puslapiai yra. Ir rodo, kiek žmonių peržiūrėjo, ir ta prasme savo parduotuvę, va, 33 vieną puslapį peržiūrėjo. Tai kai jeigu darai savo kokią parduotuvę ar dar ką nors, tai ta prasme rodo visas statistikas ir gali net Google pajungt, kad rodytų, ta prasme, nemokamai Google paieško ir taip toliau. SEO gali susitvarkyti visą. O šriftų toj pažiūrėsim. Nu, tarkim, add plugin paspausiu. Nenoriu aš čia labai gadinti, nes ta prasme, jeigu supratau. Tai ką nors neaiškiai padarai, tai paskui dingsta visas puslapis, adakas nors. Va, čia yra Adobe, va, šriftus gali naudoti savo, įsikelt šriftus, gali 1000 šriftų, va. Iš Wordo gali, ta prasme, palauk, ne Wordo, bet šito Adobe. Kaip jis LibreOffice Writer. Jo, gali ir iš ten šriftus. Gali ir iš ten, ne? Jo. O iš Wordo irgi galima? Iš visur galima, kur yra šriftų aplankas ir kur šriftai yra nurodyti per TIFF failą. Sudėtinga ten įkeltą šriftą? Nu tai atsisinti pluginą, paskaitai plugino instrukcijas ir neturėtų būti sudėtinga. Kiekvienas pluginas, o matai, čia yra labai daug jų tų pluginų, va, Gutenbergas yra. Tai kiekvienas pluginas turi savo specifikaciją, nes kadangi nebandžiau, nesusimašiau, nes man tuo... Aš divinau. Bet žodžiu, kuo daugiau, kuo mandriau padarai, tuo didesnė talpa, tuo, nu, ta prasme, net... Jo, pučiasi svetainė ir... Dydis įsipučia, ne? Jo, ir ta prasme, teoriškai tu dar... Geriau turbūt nenaudota, ne? Tai naudoji tik tai, ko reikia, ta prasme, padarai, to ko nereikia išinstaliuoji, ištrini paskui ir naudoji tik tai, ko reikia. Pavyzdžiui, šitus pluginus, va dabar sako, kad nenaudojamus ištrink.
Mhm. Tuo. Tai Va, ta prasme visai reikia ištrinkt ar tik tai išjungt? nu tai deaktyvuoti ir paskui visai ištrinti. O tai tu visai nenaudoji? Tų, kur balti va nenaudoju. Ai, tai tuos patartina ištrinta, ne? Jo. Nu, aš dar juos palaikau, kad... Ir kai updeitini, va ta prasme irgi rekomenduoja pasidaryti svetainės backupą, tai dabar galiu parodyti, kaip pasidaryti svetainės backupą. Einam į atpluginus. Ir ta prasme, ir jeigu nori persikelt svetainę į kitą, tai irgi reikia daryti per backupą. Migration, man atrodo, vadinasi. Dabar tiksliai neatsimenu, kaip tas pluginas vadinasi. Gal parodys. Va šitas all-in-one VP migration and backup instaliuoja ir paskui, ir ta prasme, ir kiekviena svetainė, va, kurią tu darai, va pavyzdžiui, ir tą irgi dabar bus tavo namų darbas, susiras catcho kažkokį tai, Mhm. kad ta prasme catchą, kad nereiktų iš naujo kiekvieną kartą kraut svetainės. Nei Mhm. kompiuteriui, nei taip toliau, nes jeigu nėra catcho, tai kiekvieną puslapį, kai atidarinėja, tai krauna iš naujo, arba jeigu jis eina į svetainę, va, Lightspeed catch, va šitą. Mhm. Tai va šitą O čia šito WordPressos tai skaitosi accountas, ne? Nu, per akauntus jo čia viskas vyksta. Ir kiekvienam O kiek vienas žmogus gali turėti accountų? beleki, Belekiek, ne? beleki. Tik tiek, kad neužteks per čia va, pridėti users, ta prasme, kad... Nes čia aš galiu pridėti kitus žmonės, ne? Mhm. Bet per čia neužteks, reikia ir per PHP MyAdmin pridėti. Mhm. Tai geriau, ta prasme, arba dalintis vieną paskyrą su kitais, ar... Kad nereiktų eiti į PHP MyAdmin, kuo mažiau, kad reiktų ten lankytis ir taip toliau. Mhm. Mhm. Nes taip paprasčiau. Daugiau klausimų? Kol kas nieko. Kai pradėsiu dirbti, tada ir atsiras klausimai. Nu tai gali pabandyti pasižaisti su WordPressu, ta prasme šitą daugiau pridėti ten kitokią temą, kitokias spalvas, kitokį foną, va, sakei nuotrauką nori pridėti, va, tą sudarėti, kad kuo daugiau, ta prasme, šiaip už darbą, jeigu atmetus visus tuos šitą, kiek domenas, hostingas kainuoja, tai už darbą minimaliai svetainė nuo 200 pati paprasčiausia prasideda. O pati paprasčiausia svetainė tai vadinasi landing pages. O landing pages tai yra tiesiog, kur surašytos paslaugos vieno puslapio svetainėje, kur slenki, paslaugos, kas aš apie mus, nu, vieno puslapio svetainės tokios vadinasi. Matęs, garantuoju. Man atrodo, Biršonas Jo, turi. turbūt. Jeigu tokią parodyti, tai... Nu va, kažkas va tokio, va, kad Mhm. Mhm. vienas puslapis tik tai. Čiulba, ulba, gal netgi to pažiūrėsim iš tų vietinių. Nes nesusirašau, kai reikia, neturiu paskui ką parodyti. Mhm. Nu tai čia va landing page, va tipo tikėk, kad kas čia blogai, kaip tau atrodo šitoj svetainiai, va leisiu dabar per pamažu. Čia kažkas blogai, jai? Jo, jau iš karto matosi, kad blogai yra. Nu ta prasme, svetainė... Kažkodėl lagina. Nu tai tau lagina šitą, nes ryšys sakiau pas mane lėtas, bet ne dėl to, čia labai daug teksto visur yra. Labai... Tai labiau įsikrauna. Nu, tekstas neužsikrauna, bet tiesiog, kai skaitai, nu, nepatogu skaitytgi šitą vargina akis ir taip toliau. Jo. Yra šriftai serifiniai, neserifiniai, tu turbūt šitą žinai. Žinau. Nu tai tiesiog čia labai daug teksto. Va čia va vien tik tai kiek teksto. Ir vienai nuotraukai tiek teksto.
Tada ta Ulba Go net neveikia, tai ją galėtų iš vis ištrinti tą programėlę ir neveikia, vien tik tai neigiami atsiliepimai. Ne? Jo. O kodėl neveikia, ne Nu tai va, kūrėjai pavyzdžiui, nepalaiko? palaiko, bet ta prasme toks bairis, kad jeigu ten yra užduotys surašytos, pavyzdžiui, užlipk ant Vytauto kalno ir iškelk rankas ir ta prasme išeini iš programėlės ir neįsaugo tavo progreso, kiekvieną kartą iš naujo reikia. Pavyzdys čia toksai vienas. Ir daugiau. Šiaip visos. Kūrėjas truputėlį gal dar nelabai supranta, kaip viskas turėtų veikti. Tai nuo biudžeto priklauso iš tikrųjų, kiek moki, taip ir veikia. Bet daugiau moki, tuo geriau veikia. per mažai moka, ne? Jo, WordPress. Ne WordPress'u, bet ta prasme Čiulba Ulba per mažai sumokėjo, turbūt pasisamdė kokį naujoką studentą ir Dzūkų kultūros festivalis, nu žiūrim. Tik nuotraukos sudėtos. Tai ta prasme svetainės daryti apsimoka, bet labai sunku gauti užsakymų, nes rinka perpildyta, bet šiaip ko nebaigiau sakyti, tai ta prasme darbas atmetus hostingą ir domeną pigiausia svetainė prasideda nuo kažkur 180-200 eurų. Čia pati pigiausia svetainė, tai yra tas landing pages. Kiti daro juos už 50, už ten 60 eurų, bet jau neapsimoka už tiek daryti, nebent klientų nori pradžioj prisitraukti. Parduotuvė, pavyzdžiui, jau elektroninė parduotuvė, ten su kokiais 2000 prekių ar ten 2000 jau koks 1000-2000 eurų ir taip toliau. Tai gali iš pat pradžių pasimokinti WordPress'u, ta prasme, savarankiškai nešėt ir gali bandyti pasireklamuoti svetainių grupėse, bet tada tau ką sakau, ką reikės, tai reikės pasidaryti ne tik tai portfolio tą, kad pieši ar ten nu grafiką užsiemi, bet nusifilmuot tuos savo darbus ir paskui kelt kaip darbų pavyzdžius. Tai reiktų kokių, aš projektų valdymo kursų žiūrėjau tokius indiškus, kad jie nemokami, bet jeigu nori pažymėjimo, susimokėk 300. Jo. Tai šitą, tai sakė, kad užtenka 2-3 gerų pavyzdžių, kad galėtum įeiti į rinką tą. O WordPress'e daug ką gali keisti, iš esmės iš tikrųjų Joomla laikoma profesionalesnė, bet iš esmės jie visi vienodi pagal mane. Muziką gali įkelti į WordPress'ą? Viską gali įkelti, net 360 nuotraukas gali įkelti. Tai įdomu. Nu, labai didelis galimybės, ta prasme, jeigu nėra kokios funkcijos, tai gali per pluginus instaliuoti, va, plugins, add plugin. Ir tarkim, music. Pažiūrėsim, net 360 nuotraukas palaiko. Va, MP3, music player, podcast player, radio by Sonara, čia į Sonaro groja. Ir taip toliau. Čia va, irgi iš elementorius kažkoks, tai, nu, elementorius, tai šitas defaultinis puslapio kūrimo įrankis WordPress'e. Ir taip toliau, va, music player for WooCommerce, parduotuviai, va, jeigu reikia, kad įsikeltų muziką. Ir taip toliau. Čia viską gali kelti, prasme, ir labai daug padaryti. Aš, kodėl... Deskletus irgi gali kelti, ne? Taip, nebent kaip parduotuvės pardavimui. Ne? Nu, nebent pardavimui, kaip parduotuvę padarysi ir taip toliau. Čia nėra tikslo deskletus kelti, nes deskletai yra tik tai minto, ta prasme. Minto. O tai, pavyzdžiui, ten koks Archas arba Debianas irgi turi deskletus? Jie ten kitaip vadinasi, jie kitaip vadinasi ir jie visai kitaip veikia negu ant minto.
Kodėl aš tau WordPress'o nerodau taip detaliai, ta prasme, kiekvieno funkcijos taip toliau, nes iš tikrųjų yra šita biržos kursai. Biržo yra kursai WordPress'o. Mhm. Ir kitas dalykas, kad čia nėra ką ir šiaip aš pats kaip darau, tau visų funkcijų nereikia. Tai tiesiog aš pats, ką noriu padaryti, tiesiog susirandu instrukciją ir pagal tą instrukciją pasidarau. Mhm. Ir mes čia turim dar 10 minučių kažkur turim. Tai įsivaizduoji, čia ta prasme va store growth gali pasidaryti, net gali įsipirkti, kad tau žinutės siūstų į telefoną, kad kas nors nusipirko ar dar ką nors. Mhm. Šiaip žiūrėjau, kiek dokumentų, kad dokumentą, ta prasme, žmogus įsikeltų ir patvirtintų tapatybę su dokumentu, yra toksai modulis per Dokan. Tai kaina 2200. O tarkim, jeigu aš savo darbus tuos grafikos užsidėjęs ir, ta prasme, negali kas nors paimti, copy-paste padaryti ir atsispausdinti. Tai uždėk watermarką. O watermarką? Nu, vandenženklį uždėk ir viską. Kad per vidurį kur nors, kur nenusima, arba kelis tuos vandenženklius, kad su dirbtiniu intelektu būtų sunkiau nuimti juos. Mhm. Nu, vandenženklį uždėsi ir tada tikrai Mhm. nieks nepaims. Nes autorių teisės jo, net dirbtiniu intelektui gali apmokyti paimti. Mhm. Net sakau, menininkai labai pyksta, kad dirbtinį intelektui naudoja, bet patys kelia. Aš pavyzdžiui esu YouTube tai nustatęs, kad leidžia naudoti visiems, bet neleidžia modifikuoti, bet privaloma nurodyti, iš kur paimta, ne, ir autorystė, kad į mano kanalą visą laiką nuvestų. Ir kad neleidžia to darbo modifikuoti. Nu, čia nuo autoriaus požiūrio labai priklauso, nuo kūrėjo požiūrio ir... Nu, pavyzdžiui, kaip tu žiūri į tokį dalyką, leistum apmokyti savo darbais dirbtinį intelektą, pavyzdžiui. Nemanau. Nepatiktų tokia idėja, kad dirbtinis intelektas pieštų paskui kaip Edvinas, ne? Nepatiktų. Jo, nelabai. Tai čia etinių daug tokių klausimų, va dabar neįsprendžiamas klausimas, kaip turėtų atsiskaityti su tais menininkais, va pavyzdžiui. Aš į savo programėlės 2 eurus jau uždirbau, tos, kur Birštono dviračių maršrutai. Bet čia labai nedideli pinigai. Kokiu būdu parduodi? SDK integravęs, ta prasme, kad už atsisintimus. API ir SDK yra atskira tema, ta prasme, bet šita visokios bibliotekos ir visokie pagalbiniai įrankiai yra, pavyzdžiui, gali integruoti kito puslapio API arba dar kas nors, yra labai madinga pardavinėti, va, pavyzdžiui, nu, ChatGPT dabar iš esmės visi pardavinėja, nusiperka ChatGPT API. Žinai, kas API yra? Ne. Nu, tiesiog prieima prie bibliotekos, jeigu taip supaprastintai pasakius. Ir pardavinėja tą API tiesiog kitų pavadinimų. Va, pavyzdžiui, buvo ChatGPT, tai kitas pardavinėja CatGPT. Ir taip toliau. Tai čia toksai perku parduodu yra normalus dalykas, tik tiek, kad, nu, informatikoje mes labai jo nepageidaujam. Nu, daugiau klausimų apie WordPressą, Lidijai. Kol kas dar nieko. Tai dabar kuris sritis domina labiau, Deskletas, WordPressas ar viskas vienam? Deskletai. Deskletai. WordPressas per daug paprasta, ne? Nu jo. Per lengva jam WordPressas. Ne tai, kad per lengva, bet, ta prasme, nežinau, kažkaip man tos svetainės biški toks nuvalkėtas dalykas. Norisi kažką naujo sukurti. Nu, tai svetainę tai irgi gali, ta prasme, sukurti, ne taip, kad nuvalkėta, bet... Kažkas atsikartoja.
Nu tai tas pattern vadinamas, tai visą laiką atsikartos, bet ta prasme kažkokią tai inovaciją visuomet gali pasiūlyti, tau nebūtina šitos svetainės, ta prasme tau tik tai išmokt pagrindus, kaip ją talpinti, o paskui šita yra dabar web C++, man atrodo, tokia kalba, kad gali nuo nulio parašyti svetainę, nu ne svetainę, bet programą, kuri veiktų naršyklį. Mhm. Kažkas tokio, tuos pagrindus, nu ta prasme, suprasti visus, kaip viskas veikia ir tų svetainių gali būti įvairių, nu ta prasme, nu aš nesutinku. Šiaip man, žinai, kas dar labai įdomu, šitą, šitą kaip Programas, ne? ne, Linuxų distribucijas. Ai, tai šitas jo irgi man įdomu, bet aš dar pats nebandžiau niekad, tai pabandysim gal kada. Nes ten reikia mokėti programuoti, reikia išimti logotipą, ta prasme, aš jeigu daryčiau Linux distribuciją, tai daryčiau adminto. Aš irgi adminto. Nes Daryčiau. jis vienintelis veikia. O gali sugadinti netyčia patį, nu, kodą Tai minto. viską gali sugadinti. O kaip žinot, kad nesugadinsi? Tai yra tokie sumos tokios, kad jeigu sutampa, kai atsisinčia failą, nu viso failo skaičių suma kažkaip ten sutampa su ta suma, tai tada reiškia, kad viskas tvarkoja, bet jeigu nesutampa, tai reiškia, kad failas jau compromised, ta prasme, kad gal virusas koks yra ar dar kas nors. Mhm. O iš kur virusai gali atsirasti? Nu tai gali nulaužti tavo svetainę ir patalpinti netikrą, nes kad galėtum savo Linux distribuciją disponuoti, tai ta prasme yra tokios taisyklės, kad reikia svetainę jai sukurti, kad galėtų atsirasti distrovačia. O jeigu atsiranda distrovačia, tai tada nu, daugiau žmonių atsisinčia. Distrovačia yra svetainė, kur yra aprašytos visos Linux distribucijos. Mhm. Nu ką, WordPress'ą parodžiau. Kiek maždaug užima distribucija Linuxų? Nuo 2 iki 4 gigų. Supratau. O Windows'ai užima apie 64 gigus. Mhm. Čia toks palyginimai. Gerokai mažiau. Tai sako, kiek aš Linux distribucijų galiu įrašyti vietoj Windows. Jo. Tiek turbūt naudingų distribucijų nėra, kiek gali surašyti, ne? Tai veikiančių tai tik tai Mintas arba Debianas, o visos kitos, nu pirmo vietoj Mintas, antro vietoj Debianas, trečio gal LMDA, Linux Mint Debian Edition, o toliau ten visos kitos. O Fedora kelintoje? Čia pagal mane, čia statistika, Fedora net nefigūruoja, nes nu, vienas žmogus pas mus jį vadina lochų Red Hat. Ne? Nu tai Fedora yra dvi versijos, ta prasme, nemokama vadinasi Fedora, o mokama vadinasi realas Red Hat Enterprise Linux. Ir susimoki ir gauni prieigą prie realo, o jeigu esi lochas ir nenori mokėti, tai tada naudoji Fedorą. O ant Fedoros jie išbando visas testinės funkcijas ir paskui pagal Fedoros žmonių pasipiktinimą pataiso jas ir padaro realą iš to. Mhm. Tai dėl to ir vadina Rokas pas mus toksai lochų Red Hat. Mhm. Kiek kainuoja ta distribucija mokama? Tuoj pažiūrėsiu. Anksčiau tai kainuodavo apie 15-7 tūkstančius. 7 tūkstančius? Anksčiau kainuodavo, dabar tuoj pažiūrėsiu, kiek dabar kainuoja. Red Hat, buy online. 8800. Mhm. O iš kur Mintos, kaip Mintas pasiima pinigus? Nu tai darėm, ta prasme, vieną šitą pamoką, kaip parduoti atvirą kodą, tai čia iš esmės susiję. Tai Mintas iš dotacijų daugiausia, tada jie šitą pardavinėja cloud kompiuterius. Nu, kas negali instaliuotis Minto arba nenori, tai gali tiesiog į cloudą užsisakyti.
atributika visokia ir taip toliau. Nu, kiekvienas pardavinėja kaip išmano. Iš dotacijų mintas gauna, nu, mėnesį toj pasakysiu kiek, nes visa šita statistika yra skelbiama viešai, nes visos dotacijos eina per svetainę. Nes, kaip sakiau, jeigu nori papulti distro vačą, kur visos distribucijos surašytos, tai tada reikia susikurti ir svetainę. Tai va, dabar 2025 statistika oktober yra 23 tūkstančiai dolerių per mėnesį. Nu, normaliai. Tai vien iš dotacijų, ne? Vien iš dotacijų, o dar kalbant apie kitus būdus, kaip jie, kad jie dar gauna sponsorių, didelės įmonės, kurios duoda ten daug pinigų, va, pavyzdžiui, ir taip toliau. Čia yra dotacijos, tai šitie, kur sakau, tai tiesiog fizinių asmenų, kiek jie per mėnesį suneša. O dar yra kitokie, va dabar va parduotuvę turi, kur pardavinėja mintboxus, minto marškinėlius, minto spausdintuvus ir taip toliau su minto atributika. Pažiūrėkim, kiek mintboxas kainuoja. Ne, nėra. Mintboxas tai kas... Minto kompiuteris su minto logotipu. Ai, ta prasme, ne konsolė, bet kompiuteris, ne? 2499 ir 5 procentai nuo kainos perduodama Linux Mintui. Galim pažiūrėti, kokios specifikacijos, pažiūrim. Iki 7 iki 4K ekranų, 9 USB portai, 128 GB RAM, 6 atminties įtaisai. Oho. Čia palauk, čia ne laptopas, ne? Ne. Stalinis. Jo, stalinis. Bet rodo, kad jau nutrauktas pardavimas jų, kad jau kažkiek... O ne? Jo, kažkiek... O kodėl nutraukė? Tai gal buvo riboto leidimo ar dar kas nors. Būna kartais, kad riboto leidimo padaro. Mintas laptopų nedaro? Ne, bet kada daro. Kas geriau Minto stalinis ar laptopas šito kada? Stalinis visuomet bus geriau, ta prasme, nes jo aušinimas laptopai labiau kaista negu. Laptopas iš tikrųjų anksčiau prieš kokią 10 metų dar vyraudavo požiūris, kad laptopas tai ne kompas. Tai ką, mes jau prasukom valandą 6 minutes. Jo. Tai gerai, tai dabar namų darbai, tai norėčiau, kad kitą kartą patyrinėtum savo tų deskletų techninius aspektus. WordPresso nežinau, kadangi nepatiko, tai daugiau galiu ir neduot. Gerai. Tik tiek, kad pasidaryk tą savo nuotrauką, kur noriu pamatyti, ką tokio sugalvojai. Gerai. O ir deskleto tada pažiūrėk tą styling CSS, kaip, nu, style sheet CSS, kaip per stylingą integruoti. Aš irgi pažiūrėsiu. Tai gerai, šiandien kaip ir baigiam, ne? Jo, šiandien kaip ir baigiam, tai tik tai atsimink tas užduotis. Atsiųsiu, ką nufilmavau. Atsiųsiu užduotį ir gerai. Gerai. Iki. Visą.